Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentai be nacionalinės, tarptautinės ir ES teisės taip pat studijuoja kitų šalių teisinės sistemas. Paskaitas savo gimtąją kalbą skaito teisės profesoriai atvykę iš žinomų Europos universitetų. Teisės fakultetas bendradarbiauja su daugeliu užsienio universitetų, tačiau ypatingus ryšius jis yra užmezgęs su Paryžiaus 10-uoju universitetu, Sankt Peterburgo valstybiniu universitetu, Krokuvos Jogailos universitetu, taip pat Vokietijos Frankfurto prie Maino Goetės universitetu bei Jungtinių Amerikos valstijų Indianos universitetu. Ir kadangi su šitais universitetais glaudžiausiai bendradarbiauja, yra įkurtos kartu su jais šitie teisės centrai ir teisės mokyklos. Lankydami užsienio teisės centrus, studentai gilina savo teisės žinias ir gerina užsienio kalbos įgūdžius. Studentai gauna didelį privalumą, nes jie be nacionalinės, be tarptautinės teisės dar išmano papildomai po tų studijų ir tam tikros valstybės kitos teisinės sistemos pagrindus, kas be abejo rinkoje jų vertę tik didina, nes investuotojų Lietuvoje daug ir iš Vokietijos, ir iš Prancūzijos, ir pagaliau iš tos pačios Rusijos. Ir darbdaviai priimti žmogų, kuris žino, kad šitas žmogus žino ir kalbą, ir Lietuvos, ir Europos, sakykime, teisė, ir dar plus tos valstybės, iš kurios atėjęs teisės pagrindus, tai yra jo didelė pridėtinė vertė tokio žmogaus. Ir jie tikrai visi turi darbus be problemų. Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentai turi galimybę atlikti praktiką teismuose ir advokatų kontorose, taip pat mėgsta praktiką teisės klinikoje. Įsikūrusi pačiame Vilniaus centre, teisės klinika suteikia nemokamas konsultacijas gyventojams, kurie čia ateina dėl įvairiausių klausimų. Dažniausiai ateina dėl šeimos teisės bylų, tai dėl skyrybų klausimų, dėl paveldėjimo taip pat dažnai ateina. Administracinės teisės bylose kreipiasi žmonės. Šiaip konsultuojam visais klausimais išskyrus baudžiamosios teisės. Čia konsultuoja jauni žmonės, Vilniaus universiteto teisės fakulteto vyresniųjų kursų studentai. Atlikdami praktiką jie įtvirtina teorinės žinias ir nemokamai padeda žmonėms. Kiekvienas konsultantas atėjęs dirbti pas mus įgyja visapusiškų įgūdžių. Jisai betarpiškai bendrauja su klientu, turi spręsti jo problemas tiek konsultuodamas žodžiu, tiek rašydamas jam procesinius dokumentus. Mūsų teisės klinikoje kiekvienas konsultantas atlieka viską, nuo klientų registravimo iki procesinio dokumento jam surašymo. Galima drąsiai sakyti, kad Vilniaus universiteto teisės fakulteto išugdyti specialistai sudaro Lietuvos teisinės sistemos branduolį.